visko prisigalvojau, taip vėlai, telefonas išjungtas. Žinai. Suprantu, kai tiek darbų, užsilikai po darbo, pamiršai pasikrauti, tai čia viskas aišku. Klausyko, nuo tave šitaip alkoholį trenkia. Suprantu. Ir vėl direktorius gimtadienį. Likti nenorėjai, bet iš pagarbos kolegai pasirinkimą neturėjai. Žinau. O kas čia? Moteriškai kvepalai, ne mano. Nu, tai suprantim. Aš suprantu, Petreli, suprantu, kaip visada Bobas prisigėrė, kabinėjosi, šokti kvietė, trynėsi tave, tai prisigėrė tie rūbai. Klausyko, čia pas tave lūpdažiai ant kaklo. Kur? Kitoj pusėj. Čia lūpdažiai. Na, žinai, tengi tas buvos. Suprantu, Petrai, suprantu, lindo bučiuotis, su tu lūpas patraukė ir svaktelėjo. Aš žinau, visos jos tokios kaip prisigėrė. Petrai, o kodėl pas tave moteriškos kelnaitės? Nu, Jolantėlė, tu pas mane esi tokia supratinga, tokia išmintinga, būk gera, sugalvok ką nors pati. Dėl to, nes aš labai noriu miego. O, čia.